Šiandieną finansų maklerio įmonė Finhill pakalbins bendrovės Vilkiškių pieninę generalinį direktorių Gintarą Bertašę dėl įmonės skelbtų veiklos rezultatų. Labas rytas, ponas Gintarai. Labą rytą. Tai sakykit, kas lėmė pakankamai prastą 2008 metų šio trečio ketvirčio rezultatą įmonės? Čia turbūt tęstinumas pirmojo pusmečio tęstinumas. Tai iš tikrųjų pagrindė tai yra krentančios rinkos ir nespėjant prisitaikyti prie būtent krentančių rinkų. Tai yra nespėjant susimažinti kaštus produkcijos, o pagrindinė kaštų dalis tai yra visgi pienas, 70%, jis krito, bet ne tokiu tempu, kurio jau šiandien analizuojant turėjo kristi. Visgi, pieno kainas sureguliuoja rinka, neįmanoma šiuo atveju Vilkiškiams sureguliuoti, kada mes perkam 10% viso Lietuvos pieno. Tai yra pagrindinė priežastis, kad būtent labai lyginant su paskutinio mėnesiais pirmo pusmečio, tai būtent rugpjūtis, ypatingai rugsėjis buvo ganėtinai tendencija žemėjančios kainos eksporto rinkose. Aišku, sakykit, ar vis dar turite produkcijas pagamintos iš brangaus žaliavinio pieno? Ar jau galbūt... Taip, be abejo, visada, kada pieno žaliava mažėja, jeigu atsisukė prieš keletą mėnesių produkcija, taip ji yra brangesnė. Ir būtent taip pat tas lėmė ypatingai pirmo pusmečio rezultatus, bet taip pat turėjo įtakos ir trečiam ketvirčiui. Tai būtent, kada mes pardavinėjom pagaminto iš birželio, gegužės, rugpjūčio, tai taip pat tas pats irgi lėmė tuos prastokus rezultatus, prastus. Sakykit, kokios yra Vilkiškių pieninės prioritetinės eksporto partnerės Europos Sąjungoje? Kažkokios pagrindinės, gal galėtumėte išskirti, kur... Taip, be abejo, galiu išskirti, tai yra visgi Baltijos šalis, tai yra Latvija, Estija, prioritetinė, ypatingai Latvija. Taip pat yra Skandinavijos šalis, šiuo atveju Suomija, ir tam tikros irgi naujosios šalis, orientuojamės į naujosios šalis. Gal galėčiau pridėti prie to, kad mes nemažai gaminom industrinio sūrio, kuris buvo parduodamas Italijoje, Vokietijoje. Tai tose rinkose visiškas yra, pavadinkim, kainų lygmens chaosas, jeigu taip galima pasakyti, arba nėra to lygmens, prastas lygmuo. Tai šiuo metu jau antrą mėnesį mes esam atsisakę tų rinkų, tai yra mes sugebėjom rasti naujų rinkų naujose Europos Sąjungos šalyse, ypatingai rasti, kad nereikėtų gaminti šito, sakykime, ypatingai nuostolingo produkto. Tai yra ir produktų į tas rinkas. Tai šiuo atveju, kaip aš paminėjau, mes jau antras mėnesis į tas rinkas neparduodam, mes per pavasario, vasaros ir rudens pastangomis sugebėjom persiorientuoti į būtent kitas rinkas. Tiesiog šiek tiek dar Rusijoje esam padidinę šiek tiek kiekį. Tai tokia situacija. Aišku, sakykit, o kaip vertinate susiklošusią situaciją dabartinio tokio pieno rinkoje Lietuvoje ir tiek Europos Sąjungoje pačioje? Iš tikrųjų yra pieno produktų perprodukcija. Yra du momentai, dėl ko tai atsitiko. Galbūt netgi tris paminėčiau. Pirma, yra pagaminta šiais metais daugiau pieno. Jeigu mano teisingos informacija teisinga, yra apie 1 milijonas tonų pieno pagaminta per 8 ar 9 mėnesius daugiau. Tai prognozuokim, kad per metus yra Europoje pagaminta pieno daugiau,
tiek, kiek Lietuva gamina per metus. Tai vienas momentas. Antras momentas, aišku, vartojimas, kiek tai mažėja dėl visų, kaip sakoma, šito nuosmukio Europos. Ir trečias momentas, tai iš tikrųjų buvo iki šioliais, sakykime, iki paskutinių mėnesių nekonkurencingi buvom trečiosios šalyse, ypatingai Azijoje ir bet kokios trečiosios šalyse dėl silpno dolerio. Na taip, valiutų rizika čia iš tikrųjų išlenda daugelių bendrovių ta tokia grėsmė ir prie didelių nuostolių prisideda. Sakykit, kaip žinia, esate įsigiję Kelmės pieninę ir gal galit pasakyti, ar yra jaučiamas sinergijos efektas po šio įsigijimo? Aš iš karto galiu sakyti, kad dar labai stipraus nejaučiam šiuo metu, nes visgi įmonė, kad integruotųsi į mūsų sistemą, reikalingas tam tikras laikas. Ir tas laikas yra skaito iki 2 metų. Mes manom, kad minimum metai, kada ta būtent sinergija pradėtų jausis. Ką mes padarėm jau dabar per pusę metų, jau gal šiek tiek daugiau, tai yra, kad mes žaliavą perorganizavom į vieną padalinį, mes pardavimų 2 skyrių vieną padarėm, taip pat logistikos jau efektas jaučiasi, tai yra, kad tiek produktų, tiek pieno suvežimo atžvilgių. Taip pat šiuo metu įdiegiam programą, tiesiog atnaujinam apskaitos programą ir valdymo, tai turėtų naujųjų metų pasileisti. Tai įvairių tų priemonių, tiesiog turėjom Vilkiškiuose sviesto cechą ir šiuo atveju ir Kelmėje buvo, tai Vilkiškiuose uždarėm, padarėm vieną sviesto cechą, būtent Kelmėje. Tai kaip bebūtų ir kitų tokių įvairių priemonių mes priėmėm, tai tas efektas dar turi tik ateiti, nes kai kas įvyko visiškai nesenai, turėjo Kelmė antrinė įmonė, pieno centras, tai mes ją baigėm jau sustabdyti, tai yra, kad būtent pienas, kaip minėjau, perėjo į vieną padalinį, šiuo atveju Vilkiškius, bet į grinai pieno padalinį, tai nuo rugpjūčio 1 ten ir mes jau praktiškai dabar jau baigiam tą antrinę įmonę, žmonės padalinius permesti į kitus padalinius reikalingus ir aišku, ten irgi tauposi mažiau gal apskaitos, mažiau kitokio aptarnavimo. Tai, bet, kaip sakoma, tuos visos priemonės duos tą sinergiją, bet patį jau justi efektą. Tai dabar jis tik tai prasideda ir mes pajausim artimiausią ateityje. Aišku, dar kol kas įsibėgėja paskui. Taip, įsibėgėjom, visiškai teisingai. Sakykit ir pabaigai norėčiau paklausti, galbūt jau turite kažkokias numatę bendrovės ateities perspektyvas, galbūt tai plėtros prasme kažką galvojat, naujas rinkas užkariauti? Iš tikrųjų, kas liečia pačią plėtrą, išeinant įsigijimus, tikrai šiuo metu planų jokių nėra, nes visgi yra nuosmukis sektoriai, nuosmukis mūsų grupėje ir matyti Lietuvoje. Reiškia, kas liečia naujas rinkas, taip. Tai mūsų pirmiausia užduotis yra, kad mes ir kitą metą, kada pienas padidės, negaminti industrinio sūrio. Ir taip mūsų domina ypatingai Azijos rinkoje, per kito šiandien mūsų direktorius į vieną Azijos didelę šalį įskrido, o skrenda šiuo metu turbūt jau ore. Tai aišku, mes žiūrime naujas rinkas, bet prioritetas visgi yra Baltijos šalis, jeigu paimti kartu su vidaus rinka, reiškia tai naujosios Europos šalis, Skandinavija, čia pat mes puikiai dirbame. Na ir kaip bebūtų, tikrai yra įdomi, gera, pelninga rinka yra Rusija. Kiek galima, aišku, žiūrim su rizikos vertinimu, tikrai nenorim sudėti didelę proporciją, dėl to, kad yra dėl visokių vairiausių politinių ir visokių tam tikra rizika, kaip tokia yra, bet visgi tenais dirbame. Tai vat ir mūsų, kaip sakoma, kryptis. Taip.
Aišku, kągi, labai norėčiau padėkoti Jums už pokalbį, už paskirtą laiką. Norime nuo visos įmonės Jums palinkėti sėkmės, siekiant užsibrėžtų tikslų. Ir manau, bendradarbiausim toliau. Taip, ačiū. Iki. Ačiū Jums, geriausia. Kalbinome bendrovės Vilkiškių pieninė generalinį direktorių Gintarą Bertašių.